Tai dabar labai dar trumpai paprašysim jūsų dėmesio apie 5 minutės susikaupti ir Lilita Liaudanskaitė pristatys jums idėjų banką ir kaip galbūt dalis jūsų galėtume ten sudalyvauti. Lilita yra iš mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros. Tai aš labai trumpai, tikiuosi informatyviai. Jeigu turėsit klausimų, minčių, bet kokių klausimų, tai tikrai galite kreiptis, kad ir po renginio, arba tiesiog rašyti elektroniniu paštu. Na ir noriu pristatyti, kas mes esame. Tai labai trumpai, tą jau tokią informaciją, kuri... kas mes esame ir kuo mes galime būti naudingi, kad ir jums, norinčioms pradėti verslą. Tai Mokslo inovacijų ir technologijų agentūra įsikūrusi 2010 metais yra atsakinga už skatinimą inovacijų kūrimo, aplinkos verslų gerinimą ir verslo ir mokslo bendradarbiavimo skatinimą taip pat. Steigėjai tai yra Ūkio ministerija, Švietimo ministerija. Taip iš mūsų kokios yra teikiamos paslaugos, tai mes iš tiesų administruojam tarptautinius ir nacionalinius projektus įvairiausius, tai čia galbūt aktualiau toms jau įmonėms veikiančioms, iš tiesų, kuo galime būti naudingi ir finansuojame, padedame visokias paraiškas rinkti, jeigu norite dalyvauti europiniuose projektuose, ieškome partnerių, teikiame finansinę paramą, na ir daugelį visokių veiklų vykdome. Tai iš tiesų šiuo metu yra startavęs projektas, nežinau, gal kažkas socialinėme tinklalapyje Facebook Išmani moteris matėte kvietimą apie Technostartą. Tai žodžiu, nuo Liepos 1 oficialiai kaip ir startavo naujas projektas, skatinantis kurtis inovatyvias įmonės. Ir jisai, kaip galima sakyti, istorijos skirtinės, daug yra tų iniciatyvų skatinančių verslumą ir panašiai, bet jis skiriasi tuo, kad įmonės, žmonės, fiziniai asmenys gali kreiptis ne tik iš mokslo, bet ir tiesiog jūs turinčios idėjų, kažkokių inovatyvių pagerinti, nebūtinai, kad ten išrasi naujos kartos biokuro katilą ar naujus vaistus nuo vėžio ir panašiai. Tiesiog gali būti tai tos tokios inovatyvios idėjos, galiausiai ateinančios iš jūsų kasdieninio gyvenimo, stebint aplinką, stebint produktus, ką gal galima būtų patobulinti, ar jūs manote, būtų tobulintina ar ne, tos inovacijos nebūtinai tokie gigantiškos, bet gali būti mažas tokios funkcijų pagerimas, kad ir galiausiai kažkokio inovatyvaus vaikams pritaikyto žaidimo sukūrimas arba programėlės kažkokios ar kažkokio paslaugų paketo naujoviško pritaikymo, kažkokio išskirtinumo paieškos ar ne, galima. Ir žodžiu, šitas projektas yra, kaip ir dabar minėjau, startavęs nuo Liepos 1 dienos, jo trukmė yra 2 metai. Ir projektas unikalus tuo, kad orientuojasi sritis, kurioms reikalingas didelis tolimesnės investicijos, sutelkiamas ekspertų komandos konkrečių technologijų, idėjų generavimui ir vystymui, bei taip pat projektas orientuojasi tai, kad būtų tie produktai, kurie tos idėjos generuojamos, kad jos būtų išvystytos ir būtų paklausios ir pasiektų ne tik Lietuvos, bet ir užsienio rinkas. Tai, kaip ir minėjau, gali teikti dalyvauti ne tik mokslininkai kažkokie ar tyrėjai, bet gali ir studentai arba tiesiog asmenys turintys inovatyvių idėjų. Tai šie projekto partneriai, apie juos truputėlį vėliau. Na ir kaip ir tokie rodikliai yra, siekiama bus, kad iš pirminio etapo, kai bus atrinktos iš visų pateiktų idėjų, į antrą etapą atrinksime pačias tokias, sakysim, įspūdingiausias, geriausias idėjas, tai jų planuojame, kad bus 100. Ir po jų antriniam etape, kad bus įsisteigusios 45 įmonės. Ir 10 naujų įmonių bus pritraukta, planuojama bent jau tikrai pačių
investuotojų lėšų. Tai projekto biudžetas iš tiesų yra milžiniškas, pačių įmonių inkubavimo laikotarpis, kuriomis rūpinsis, yra 12 mėnesių. Tai kaip pateikti tas idėjas? Tai idėjas galima pateikti, tas tarpinis kvietimas yra iki šių metų rugsėjo 10 dienos, užėjus į šituo adresu idėjųbankas.mita.lt. Idėja užpildoma labai paprastai, ten nėra jokio tiesiog reikalavimo labai plačiai įsiplėsti. Turėtumėte aprašyti labai trumpai savo idėją, ką jūs įsivaizduojate, kas būtų naudinga, kur jūs matot potencialą. Na, jeigu iš tiesų esat jau kažką ir galvoja ar pasirengę verslo planus, taip pat galite prikabinti priedą, nes ekspertai, kurie vertins tas idėjas, jiem yra tikrai aktualu turėti tą išsamią informaciją, kuo labiau išsamesnė, paaiškinta, argumentuota, kad būtų jūsų idėja patvirtinta. Tai va tiesiog iki rugsėjo 10 dienos galite teikti drąsiai. Po rugsėjo 10 dienos vyksta tarpiniai vertinimai. Tas idėjas vertins ekspertų grupė. Ir iš tų visų pateiktų idėjų, čia bent jau sakau, kaip ir minėjau, per visą projektą planuojama 100 idėjų atrinkti. Po rugsėjo mėnesio, nežinom, žiūrėsim, kiek bus tų idėjų. Spalio pradžioje, rugsėjo pabaigoje planuojame susinformuoti tos idėjų autorius, kurių idėjos įtikino ekspertus ir pasirodė tikrai vertos realizuoti. Bus pasiūlyta idėjų autoriams įkurti įmonės. Ir tas procesas yra toks, kad įmonė įsisteigus yra priskiriamas mentorius. Kas yra labai tikrai gerai, nes žinot, kad daugelis startupinių, vadinamųjų startupinių pradedančių verslų dažnai žlunga ar nepavyksta dėl to, kad neišvengiamai jaunos įmonės daro daug klaidų. Tai būtų mentoriai priskiriami jau pagal tam tikras specifinės rytis, kur jūsų įmonė jau orientuotus ir dirbtų. Tai va, mentoriai jums iš tiesų skirtų pakankamai daug laiko, su jumis dirbtų, padėtų tą idėją ne tik vystyti, bet ir bandyti pritraukti tų investicijų, išgryninti. Tiesiog tai būtų labai tokia stipri pagalba jūsų verslo vystymui. Ir iš tiesų šitas projektas to pasižymė, kad dar visos naujos įmonės galės įsikurti mokslo ir technologijų parkuose. Tai, kaip ir minėjau, matėt gal slaidą anksčiau, tai projekto partneriai, tai yra Vilniuje Šiaurės miestelėje būtų suteikiamos nemokamai patalpos, čia 12 mėnesių. Patalpos, buhalterio paslaugos, web dizainerio sukūrimo jūsų saito, galiausiai ir reklamos, marketingo paslaugos. Tai Vilniuje būtų Šiaurės miestelė, Kaune tai Kauno technologijos regioniniam parke, o Klaipėdoje tai Klaipėdos technologiniam parke. Tai va, iš tiesų tas paketas paslaugų yra, sakyčiau, tikrai geras, nes lėšos sutaupomos 12 mėnesių, jūs gaunate ir mentorių. Tai kaip dabar skaičiais, kas aktualiausia jums skaičiais, ar ne? Tai kokios būtų tos paslaugos? Tai va, jūsų paketas gaunamas iš mokslo ir technologijų parkų, kad jūs 12 mėnesių ten būsite, gaunate ir finansinių, ir rinkodaros, ir verslo planų rengimo, rinkos analizė, tų visų paslaugų paketas, tai siekia 70 000, jeigu padalinsit iš 12 mėnesių, tai būtų sutaupimas 5 000. Tai iš tiesų ženkli suma, ko jums nereikėtų investuoti ir galvoti apie tas papildomas išlaidas. O mentorius, jisai savo darbu ir savo investicijom, jisai prisidės prie jūsų, prie jūsų įmonės ir tiesiog, kaip žinote, jeigu esate susidūrę ar skaitę, kad mentoriai tai dažniausiai, kurie investuoja savo lėšas į verslą, tai nori tam tikros dalies ir
procentų akcijų paketo. Bet kokio procento, tai dar būtų dėrybų lygmenyje, dėrėjimuose, kokio procento jie norėtų, kiek savo lėšom jis prisidėtų. Bet planuojama, kad visas paslaugų paketas vienai įmonei sudarytų 108 tūkstančius litų. Tai iš tiesų įspūdinga suma ir na, tiek būtų trumpai, tai norėčiau paraginti visas moteris turinčias tų idėjų kreiptis, užpildyti idėjas idėjų bankė ir bandyti dalyvauti šitam konkurse. Šiandien kaip tik gavau vieną klausimą, tai tiesiog, kad atsakysiu, kai klausė manęs, ar sako, aš pateikiu idėją, ar mano idėja praeina į kitą etapą ir aš dabar bijau pradėti verslą, dar nesu pasiruošusi, ar man būtina jau steigti įmonę. Tai ne, jūs galite, kad ir praeisite kitą etapą, tiesiog pasitikrinsite, kad ta idėja yra gera, nėra kažkokio finansinio įpareigojimo, kad jūs privalote steigti įmonę. Tai tiesiog, jeigu nereikia jums mentoriaus, jūs manot, kad gera ta jūsų idėja, jūs galite viena pati tai daryti, tai galite drąsiai tiesiog atsisakyti. Tai nėra kažkokio finansinio įsipareigojimo, kad jūs jau privalote steigti įmonę. Tai būtų tiek informacijos, labai trumpai, jeigu iš tiesų turėsite klausimų, tai taip. Šiuo metu, kadangi startavo nuo birželio, oficialus kvietimas nuo birželio 20 kažkelintos, tai apie 50 idėjų jau yra. Ir tiesa, idėjos galite registruoti, kiek tik turite idėjų, nėra apribojimo. Tai... Ir aš turiu klausimą, kiek salėje yra tokių, kurios tikrai žino, kad rytoj šiandien grįžusios užpildys paraišką. Ar yra tokių? Šiandien gal ne, bet savaitės bėgyje. Taip, tai labai smagu, labai džiaugsimės, jeigu išmanios moters dalyvės irgi išnaudos. Tai tiesiog tikrai labai paraginčiau, taip, prašau. Akceleratoriai, taip, tai būtų Lietuvos. Jie bus atrenkami viešųjų pirkimų būdu, tai kapitalas tų pačių akceleratorių tai yra savo lėšom prisideda prie įmonės, o dalis yra finansuojama ES, bent jau to projekto. Taip. Realiai fiziškai tų pinigų kaip ir nebus, tai bus toks kaip paslaugų paketas yra teikiamas. Tai va dar nepaminėjau, kad paslaugų paketas į tą sumą, bet na, iš tiesų, sakau, reikia įvertinti tai, kad na, metai laiko su jumis bus dirbama, jūs gaunate nemokamas patalpas ir tam tikras paslaugas papildomai. Tai iš tiesų, na, tokį šito projekto išskirtinumą įvardinčiau. Taip. Na, daugiau klausimų nieko. Tai padėkosiu tada už dėmesį jums. Ačiū labai, Lilita.